Sveiki, mėlyjeji. Laukia ypatinga savaitė. Baigėsi vasara, prasideda ruduo, mokslo metai. Na, kaip astrologiškai atrodo šią savaitę? Gana sudėtingai. Tai bus itin prieštaringa savaitė. Štai įsivaizduokite pilnatis. Įstos antradienį 12:57. Pilnatis visada uždega, užlieja energiją. Daug norų, atrodo, galima kalnus versti. Bet ar tai pavyks? Ar pavyks tuos savo didžiuosius sumanymus įgyvendinti? Vieną kliuvinį mes jau turime. Saturnas, kuris atsakingas būtent už realizaciją sumanimų, ilgalaikių sumanimų, karjeros sumanimų, dabar labai nepalankioje pozicijoje. Pirmadienį dar prie jo bus prisijungęs ir Marsas. Bet yra ir daugiau kliuvinių. Tai retrogradinės planetos. Tos planetos, kurios juda atatupstu ir veikia kaip stabdis, stopuras. Retrogradinė planeta tai savotiškos girnos ant kojų, bent jau daugumai žmonių. Na, nebent tas asmuo būtų gimęs tokiu metu, kai jo asmeninėme horoskope pakanka retrogradinių planetų. Ir šią savaitę mes turėsime jų rekordinį kiekį. Ypač jeigu skaičiuosime nuo antradienio, nes prie didžiulės kompanijos retrogradinių planetų prisijungs dar ir Uranas. Ir štai dabar galima paskaičiuoti, kiek jų iš viso bus. Merkurijus retrogradinis, Venera retrogradinė, Saturnas retrogradinis, nuo antradienio Uranas retrogradinis, Neptūnas retrogradinis, Plutonas retrogradinis ir netgi Chironas retrogradinis. Štai tokie stabdžiai. Na, galima sakyti, tikros girnos ant kojų. Tad ko gero aišku, kad ir kokie didžiuliai užmojai apims, tačiau kažką nuveikti, juos realizuoti, bent jau per tą laiko tarpą, kokį jūs numatysite, ko gero nepavyks. Beje, praktiškas patarimas. Jeigu tektų šią savaitę tarti su kažko dėl kažkokių darbų, bandykite dėrėtis dėl kuo ilgesnių terminų. Tikrai nespėsite laiku. Beje, Merkurijus ne tik judėjimo, kelionių, bet ir mokslų šeimininkas. Todėl mamom nepatarčiau labai spausti nuo 1 rugsėjo dienų prie mokslų savo atžalų. Kokiagi pati nepalankiausia šią savaitės diena? Jau minėtas pirmadienis. Turime išskirtinai 2 nepalankes pozicijas Saturnui ir Marsui. Tai neteisingo teismo, konfliktų diena. Tai metas, kai labai lengva kitą pasmerkti, pažeminti, atstumti. Tik vėliau suprasime, kad buvome neteisūs. Na, o pagrindinė taisyklė tai dienai. Nesirenkame nieko, nelyginame nieko. Ir atsisakome vertinimų. Kad ir ką nuspręsite tą dieną, liksite neteisūs. Aš jau nekalbu apie tai, kad savo sprendimais, savo vertinimais galite kitą žmogų taip įžeisti, kad buvęs jūsų draugas taps realių priešų. Tai būtent tas metas, kai iš tiesų galime įgyti aršių priešų. Ir dar vienas patarimas, ne tik nesiaiškinkite su nieko tą dieną santykius. Venkite sakyti savo nuomonę, pykinti tuos žmonės, kurie moka ir gali keršyti. Štai toks pirmadienis. Veiklai, įvairiems susitikimam, ko gero bus palankesnis antradienis ir trečiadienis. Būtent šiom dienom geriausia planuoti svarbiausius savaitės darbus. Ketvirtadienis vėl įtemptas. Tai kritinis metas pagal mėnulio kalendorių. 15 mėnulio diena. Ji prasidės dar trečiadienio vakarą 20:35. Tad trečiadienio vakarui tikrai nei draugiški susitikimai, nei šventimai, tikrai netinkamas sumanymas. Na, o kokia palankiausia šios savaitės diena? Galbūt penktadienis,
Bent jau moterim ji yra pati sėkmingiausia. Tai yra tas metas, kuris būna kartą mėnesį, kai moteriškos energijos ima dominuoti ir būtent tada ir reikia moterims spręsti visus savo svarbiausius klausimus. Tiek jie būtų susijęs su veikla, tiek su asmeniniais santykiais. Tai yra ta diena, kai moteris gali priimti drąsiai sprendimus. Vis dėlto net ir moterim veikia nepalanki planetų padėtis, tad kažką radikalaus keisti, spręsti net ir moterim rugsėjo 1 nepatarčiau. Na, o ką gero galima nuveikti tą dieną? Tai harmonijos atgavimo, susitaikymo diena. Tai tas metas, kai reikia stiprinti gerus santykius šeimoje, gerus santykius poroje. Beje, diena palanki ir romantiškiam pasimatymam ir ypač vakaras. Šeštadienio nuotaikos irgi romantiškos ir tai gera diena šventimam. Jeigu mergelėm reikėtų rinktis, kad atšvęsti savo gimtadienį, sakyčiau puiku, penktadienio vakaras, šeštadienis. Bet ne vakaras, šeštadienis nuo 21 valandos jau nebepalankus šventimam, kaip ir sekmadienis. Tiesa, sekmadienis gera diena bičiuliškiam susibūrimam, na ir kelionėm. Na, o savaitės prognozę kiekvienam zodiako ženklui skaitykite tinklapyje palmirozhoroskopai.lt.